Tai Algimantai, prašom padaryti įžangą dabar trumpą ir iškart pereiti prie savo pranešimo. Gerai, ačiū Dainiau. Tai Dainius pasakė, kad Antanas Vinkus yra akademikas trečiasis, bet antrasis sidabrinis akademikas tai yra Dainius Kepenis, mūsų akademijos garbės akademikas. Tai mūsų ta akademija įkurta prieš 30 metų profesorius Krištapavičiaus ir visos eilės Vilniaus universiteto profesorių. Jie būdami jau emeritai, pensininkai, jie suprato, kad tas pensinis amžius yra dar labai veiklus ir galima daug ką padaryti. Ir užtat taip ir vadinasi, kad veiklaus ilgamžiškumo akademija. Mūsų toks moto, galima pasakyti liaudiškai, žymiai geriau būti sveikam ir bagotam, negu biednam ir ligotam. Tai mes kažkaip ir bandom tokią veiklą vystyti. Aš prieš keletą metų perėmiau tos akademijos vairą, jinai buvo jau tokia prislopusi, nes tie pagrindiniai steigėjai jau išėjo, jų nėra ir buvo taip viskas pririmę. Bet dabar pradėjo taip gana neblogai vystytis. Praeitais metais čia visai eilė buvo konferencijų, šiais metais ir paskutinė, ko gero, tokia jau pati gražiausia ir įdomiausia konferencija, tai buvo vakar Klaipėdos universitete, kartu su Klaipėdos valstybinė kolegija ir mūsų akademija buvo organizuotas renginys. Pat jeigu parodytumėt pirmą skaidrę, tai būtų matyti pavadinimas jos. Esmė tokia, kad, reiškia, dabar Lietuvoje yra, kaip Dainius sakė, sunkios problemos su sveikatos tausojimu ir stiprinimu, bet ypatingai tai sudėtinga yra, kada paliečia vyresnio amžiaus žmonės. Ir jeigu kalbėt apie tą vyresnio amžiaus žmonių būklę, tai tą vyresnį amžių galima suskirstyti į tokias dvi dalis, kada žmogus dar yra veiklus ir jis gali dar visuomenėje atnešti daug naudos ir žmogus yra pasyvus, kada jam reikalinga globa. Bet iš tikrųjų eina šneka ne vien apie žmogų, eina šneka apie visuomenę. Jeigu galima sekančią skaidrę parodyti. Jeigu kalbate apie ilgamžiškumą ir veiklų ilgamžiškumą, čia reikia išskirti dvi tokias dalykus. Vienas dalykas yra vieno žmogaus senėjimas, amžėjimas ir visuomenės amžėjimas. Tai kaip Platonas sakė, kad visuomenė tai yra tas pats vienas žmogus, bet iš tikrųjų tie procesai amžėjimo, jie yra labai skirtingi žmogaus vieno ir visos visuomenės. Vydūnas yra labai gražiai atskyręs šitą problematiką. Jis sakė, kad žmogus turi būti žmogiškas, nes tai apie vieną žmogų šneka. Bet žymiai svarbiau yra, kad žmogus būtų žmoniškas, kada kalbama apie žmoniją. Ir tas senėjimas, jisai irgi apima vieną žmogų ir kitaip visai visuomenę. Ir tam, kad atskirti tą senėjimą, reikalingas žmogaus labai sąmoningumas. Reikėtų vėl skaidrę pakeisti, kad parodyti kitą. Vydūnas labai gražiai yra apibrėžęs sąmoningumą. Jis pasakė, kad sąmoningumas tai yra žmogaus orientacija laike ir erdvėje. Vydūnas ir net parašęs yra tokia knyga visą ištisą, kuri vadinasi Sąmonė. Nes tas suvokimas, sąmoningumas, tai žmogų ir skiria nuo gyvulio. Nes gyvuliai taip pat biologinės būtybės, bet jos neturi sąmonę. O žmogus turi ir žmogus turėdamas sąmonę, jis moka matyti kitą žmogų, matyti visuomenę. Ir jeigu dabar kalbėt apie ilgamžiškumą, tai galima pasakyti, kad ilgamžiškumas, jo formulė yra tokia. Sveikata padauginta iš veiksmo. Tas veiklusis ilgamžiškumas. Problema dar kame, kad jeigu mūsų sveikatos apsaugos sistemos įstatymė yra terminas ilgamžiškumas, tai sveiko ilgamžiškumo tokio Lietuvos kalbos komisija nepripažįsta tokio termino ir tokio termino iš viso nėra mūsų sveikatos apsaugos sistemoje. Reiškia. Mes kalbam tik, kad žmogus kuo ilgiau gyventų, bet kaip jisai gyvena, kokia gyvenimo kokybė, apie tai nesirūpinama. Dabar, kad tą parodyti problemos dydį ir mastą, čia labai svarbu demografiniai kriterijai. Tai demografija tai yra mokslas apie žmonių procesus, kurie vyksta laike ir vyksta erdvėje. Tai jeigu pažiūrėti laiką, tai laikas turi praeitį, dabartį ir ateitį. Ir praeitį demografija Lietuva susidūrusi su labai didelė yra
demografinę problematiką. Bet aš noriu dabar tiesiog mokslas apie tą senėjimo problematiką yra labai svarbus. Ir pagrindinis, ko gero, mokslas šitos, ir tai yra demografija, kad jis aiškina, kokie procesai yra dabar demografiniai Lietuvoje. Tai kaip sakiau, ta demografija gali būti laiko požiūriu, laiko dimensijos žiūrime, kaip laike keitėsi žmonių srautai, kiek gimė, kiek mirė, kiek sirgo, kiek buvo sveiki ir visa kita. Ir erdvės, tai yra kokie mieste, kokioj vietoje ir panašiai. Tai vat, jeigu kalbėti apie laiko dimensiją, sekančią skaitę parodyti, tai yra praeitis, 1990 metais buvo tokia maždaug situacija praeityje. Lietuva tada susidūrė su labai 3 didelėm problemom. Pati didžiausia problema buvo tai, kad žmonės emigravo. Iš Lietuvos dabar išvažiavę yra daugiau negu 1 milijonas žmonių ir tokių jaunų žmonių. Antra problema tai yra gimstamumo mažėjimas. Jis tada prasidėjo ir dabar iš viso įsibėgėjo. Pamatysit, aš paskui vėliau parodysiu, kokie yra skaičiai. Ir trečia tokia problema tai yra visuomenės senėjimas. Ir pasaulyje vis daugiau ir daugiau apie tą senėjimą šneka. Ir dabar 10 skaidrę parodyti. Ir kokia dabar yra situacija. Gyventojų skaičių mažėjimas. Tai dabar 25 metais Lietuvoje jau gyvena tik tai 2,89 milijono gyventojų, o buvo 3,8 milijono. Tai sakiau, kaip milijonų beveik netekom. Lietuvoje gimė 24 metais 19 tūkstančių žmonių, o mirė 37 tūkstančiai. 2 kartus žmonių daugiau miršta negu gimsta. Yra labai sudėtinga situacija. Šiuo metu šiek tiek žmonių mažėjimas sumažėjo, bet sumažėjo dėl to, kad yra didžiulė imigracija. 24 metais pagal statistikos departamentą 51 tūkstančiai, 52 tūkstančiai žmonių įvažiavo į Lietuvą ir gavo nuolatinį gyvenimą. Ir kiekvienais metais 50 tūkstančių žmonių apsigyvena, 50, 48, 49, taip žmonės visą laiką apsigyvena čia Lietuvoje. Išlieka ryškiai, kitas dalykas, išlieka ryškiai neigiama natūralių gyventojų prieauglis, gimstamumas. Tam, kad Lietuva išliktų ir kaip valstybė toliau egzistuotų, reikia, kad kiekviena moteris gimdytų po vieną, galima taip sakyti, 2,1 vaiko. Dabar yra gimdoma tik tai 1,1. Iš tikrųjų labai ta demografija mažėja. Ir kitas dalykas yra ta amžiaus problematika. Sekančią skaidrę parodykite, jeigu galite. 11. Kaip atrodo dabar vyresnių amžiaus santykis su jaunesniais žmonėmis. Dabar Lietuvoje yra daugiau negu 500 milijonų žmonių sulaukusių 65 plus metai. 5866 tūkstančiai žmonių yra jau virš pensijinio amžiaus. Iš tikrųjų, tai sudaro 21% visų gyvenančių šalyje žmonių. Kas 5 žmogus Lietuvoje yra senjoras. Čia toliau yra lentelėje parodyta, kaip tie senjorai pasiskirsto pagal kas 5 metus. Pati didžiausia grupė yra 65-69 metai. 6,5%. Toliau truputėlį mažėja visą laiką, bet iš viso tai yra 21%. Jeigu gali sekančią skaidrę. O sekančią skaidrę iš pagal statistikos departamentą parodyta visa demografinė tokia pinė. Kairiai pusėje yra vyrai, dešiniai pusėje moteris, vertikaliai amžius yra surašytas, horizontaliai tūkstančiai gyventojų. Ir du parametrai. Vienas tai yra 2013 metai, tai va ta tokia linija, kuri rodo čia apima tūkstančius, ir 23 metai, per 10 metų. O kaip keitėsi, čia taip buvo pagal šitą, pagal tą kreivę, tai jūs nematote, o pagal stulpelius kaip yra. Ir aiškiai matosi, kad mažėja moterų vyresnio amžiaus, pradėjo daugėti vyrų vyresnio amžiaus. Bet sekančią skaidrę parodykite, bet pati didžiausia bėda visoje demografijoje, jeigu gali žemiau, tie apskritimai, kurie atsiranda apačioj. Čia rodo, kiek žmonių buvo ir kiek žmonių dabar yra jaunų. Ir 20-24 metai yra pati didžiausia duobė. Tiek vaikinų, tiek merginų. Tai išvažiavo iš Lietuvos tas ne tik milijonas, bet išvažiavo pačių produktyviausių žmonių, kurie išsivežė vaikus, sukūrė šeimas ir Lietuvoje yra šita didelė problema.
Sekančią skaidrę parodykit. Dabar matom, jeigu tai pasižiūrėt, palyginti seniorus ir žmonės uždirbančius, kuriančius nacionalinį produktą, tai seniorų yra, apie galima sakyti, beveik 30%, o dirbančių yra kol kas, šiek tiek daugiau negu 50%. O sekančią skaidrę galiu parodyti. Tai ateitis yra tokia labai negera Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje, ir visam vakarų pasaulyje, bet Lietuva vienas iš pagrindinių lyderių, to demografiniai duobė, kaip galima pasakyti. Jeigu tai bus, tai 50 metais jau liks tik tai 30% žmonių, kurie kurs nacionalinį produktą. Tai yra tie, kurie bus darbingi. Tai likusiai 70 ir bus išlaikomi. Tai čia labai sunku pasakyti, kaip čia Lietuva gyvens, kada atsitiks laikas. Jeigu čia pasižiūrėt, aš nežinau, jūs dabar nematysit sekančios skaidrės. Čia toks filmukas yra ir tas filmukas rodo, kaip pasaulis sensta palaipsniui. Čia pas jūs nebus matyti to. O dabar, jeigu dar toliau žiūrėkim, gerai sekančią, kokią čia 17. Kažkiek tai rodo tą filmuką. Čia tamsi ta spalva rodo, kaip pasaulis sensta. Ir Lietuva dabar jau tampa vienu iš lyderių. Sekančią skaidrę parodykit. Jeigu žiūrėti pagal erdvinę dimensiją, tai daugiausia sensta regionai. Nes žmonės išvažiuoja iš regionų dviem kryptim. Išvažiuoja į užsienį jaunimas dirbti, kad užsidirbtų, ir išvažiuoja į miestus. O kaimuose lieka tik tai vyresnio amžiaus žmonės, kurie, kaip sakyti, sensta. Sekančią skaidrę parodykit. Įdomumo dėlei aš čia palyginau, kaip vakarų Lietuva su kitais regionais pagal vyresnio amžiaus žmonių skaičius atrodo. Tai iš tikrųjų čia toksai yra, kaip čia pasakyti, atradimas. Kadangi Palangoje daleiskim, bet čia yra skaičiai nominalūs, kiek yra žmonių tarp 60 ir 69 metų. 3356 žmonės, tai 17% žmonių tiek sudaro. Iš viso apie 27% vyresnio amžiaus žmonių. Tai Palangoje yra 3 kartus daugiau gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių negu bendram lygmenyje kitose regionuose. Klaipėdai 2 kartus. Tai tie vyresni žmonės daugiau, jeigu žiūrėt pagal teritoriją, pagal erdvinę dimensiją, lokalizuojasi vakarų Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje. Ir bendrą išvadą tokią darant, sekančią skaidrę parodykit, kad jeigu tos visos problemos nemažės, tai mes sulauksim labai sunkios tokios situacijos. Ir tai jau matosi, kad ta senėjimo problema jau virto visuomeninė ir valstybinė socialinė socialinių poreikių. Kad šitą problemą reikia būtinai spręsti ir ieškoti žingsnių, kurie duotų efektą. Nes dabar, ką daro tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek socialinės apsaugos ministerija, tai visumoje tai tik tai gilina. Jie pila benziną į ugnį, o negesina gaisrą. Reikia, kad tas viskas judėtų. Sekančią skaidrę rodykime. Gal toliau, čia vėl toksai filmukas yra, kad pasaulis dar biškį toliau rodykit. Gal dar toliau parodykit. Ta senėjimo problema, jinai kaip meteoras, kuris lekia į žemę ir gali tą visą žemę, ypatingai vakarų pasaulį, sudrebinti, suskaldyti. O medicina, ką jinai daro? Medicina tai jinai tik tai ilgina gyvenimo trukmę. Iš tikrųjų, tai žmonės dabar dėl medicininių paslaugų gyvena žymiai ilgiau. Yra statistiškai įrodyta, kad medicina prailgino gyvenimo žmonių trukmę nuo 15 iki 20 metų. Mes praktiškai gyvenam jau ilgiau negu mūsų tėvai, 15-20 metų, o mūsų vaikai gali gyventi dar ilgiau. Bet jeigu jie išeina į pensiją tuo pačiu metu ir neįveiklinami, tai ta išlaikytinių armija darosi visą laiką didesnį. Sekančią skaidrę parodykite. Apart medicinos, šitą problemą sprendžia visuomenės sveikata, socialinė apsauga ir tos mūsų konferencijos buvo tikslas. Reikia įgalinti pačius seniorus, kad jie įsijungtų į šitą proceso valdymą. Į senėjimo proceso valdymą. Nes iš tikrųjų dabar taip gaunasi, kad tą senėjimą reguliuoja įvairūs žmonės, kurie darbingi, kurie
kurie nemato problemos iš vidaus. Ir nelabai supranta šitų visų procesų, senėjimo procesų esmės. O jeigu pasižiūrėt, dabar sekančią dar skaidrę, tai dažnai yra suplakama, dar žemiau paleiskit, dažnai yra suplakama senėjimas tiek žmogaus ir tiek visuomenės. Bet šitie procesai yra visai skirtingi. Nes žmogus tai sensta greičiau ir jo sąmonėjimas yra, kaip čia pasakyti, toksai greitesnis. O visuomenė sensta žymiai lėčiau, nes ir tas visuomenės sąmonėjimas, jos suvokimas yra toks inertiškesnis. Ir jų tų procesų suplakimas, jisai, neduoda efekto. Kitas dalykas, kuris dabar rodo skaidrę sekančią, tai yra dviejų procesų sumaišymas. Tai yra biologinio senėjimo, kada žmogus sensta darosi fiziškai, kognityviškai silpnesnis. Bet kitas procesas yra žmogui amžėjant. Žmogus kaupia patirtį, kaupia žinias, kaupia suvokimą apie gyvenimo principus, apie gyvenimo santarą. Jis protingėja, jisai darosi kognityviškai stipresnis. Ir šitos suplakti būdų procesus ir nurašyti šitą viską į vieną pusę, į senėjimą, į negalę, yra labai, kaip čia pasakyti, neūkiška. Todėl, kad vis dėlto pats svarbiausias dalykas pasaulyje šiandien, kur mes gyvenam, tai yra žmogaus sąmonė. Žmogaus suvokimas apie dėsnius, pagal kuriuos gyvenimas vystosi. Todėl, sekančią skaidrę parodykim dabar. Aš čia pabandžiau grafiškai parodyti, kaip patirtis ir išmintis paveikia senėjimo procesą. Jeigu horizontalioj ašyje atidėti amžių žmogaus, o į viršų padėti jo, veiklumą, tai žmogaus veiklumas amžių bėgiai mažėja, kada jau jisai pasiekia savo tą tokį senėjimo laikotarpį, 60-65 metai. O ta mėlyna kreivė rodo, kaip jisai mažėja. Ir kada tas senėjimas pasiekia silpnumo liniją, silpnumo, kaip sakyti, horizontalią liniją, tada pasidaro žmogaus globos procesas. Tada žmogų reikia globoti. Reikia jam slauga, reikalingi globos namai ir visokie tokie dalykai. O žmogaus sąmonėjimas, sekančiai skaityti, rodykit. Dar čia reikia, jeigu sekančiai rodo, parodyti, ką padaro medicina. Jeigu sekančią dar įdėkit skaidrę. O medicina, jinai įsijungia tada, kada jau žmogus yra silpnėjimo fazėje. Iš tikrųjų, medicina jinai padeda, prailgina gyvenimo trukmę, bet jinai padidina ir žmogaus sergamumą, silpnumą. Reiškia, žmogaus silpnumo fazė įsijungia. Dabar kaip šitą kreivę paveikia tas patirties ir išminties procesas. Sekančias kreivę dar parodykime. Ta ruda kreivė, jeigu matosi. Ruda kreivė, jinai rodo, kaip keičiasi žmogaus patirtis ir išmintis. Jinai žymiai ilgiau išlieka veiklumo srityje. Jeigu jau žmogus kartais fiziškai net ir išeina, jo nelieka, tai išmintis jo gali dar ilgai būti visuomenės naudojama ir ta išmintim remiasi visuomenės vystymosi tas procesas toliau. Kartais knygos, kūrybiniai dalykai, viskas išlieka, viskas tai išlieka visuomeniniai sąmonė. Ir kaip tai paveikia, kaip tai, sekančias skaityti, rodykit. Ir kaip tai keičia žmogaus gyvenimą, jeigu jisai remiasi į tuos visus patirties ir išminties procesus. Tai žmogus gali žymiai ilgiau gyventi, nes jis tada suvokia, kaip reikia čia maitintis, kaip reikia judėti, kaip reikia miegoti ir visą kitą. Ir ne tik jisai, o visa visuomenė taip pat. Ir jeigu čia prisideda dar medicina, tai tada gyvenimo trukmė, ta kokybiško gyvenimo trukmė, jinai padidėja. Ir čia susidaro tokia sritis, dar truputėlį, dar kitą skaidrę parodyti. Susidaro tokia sritis labai įdomi. Tarp tų dviejų kreivių susidaro toksai zona, kuri dabar niekas ją per daug nesidomi iš tikrųjų. Ir ta mūsų yra veiklumo zona. Ir
akademija mūsų kaip tik yra sufokusuota. Sekančią parodykit skaidrę. Va, kaip tik tos akademijos veikla yra sufokusuota, kaip padaryti, kad žmogus savo patirties ir žinių pagalba pats prasilgintų savo gyvenimą. Ir ne tik savo, bet ir visai visuomeniai kartu. Kaip įjungti tą patirtį ir išmintį, kuri dabar yra nurašoma. O žmogus išėjo į pensiją ir jam nereikia niekam, nei jo patirties, nei išminties ir visą kitą. Tai uždėtas brūkšnys ir viskas. Kaip į tą procesą turėtų įsijungti patys vyresnio amžiaus žmonės. Sekančią skaidrę parodyti. O dabar, kada valstybė, reiškia, valstybinė politika visas sveikatos ir panašiai, daro tokias klaidas, finansuodama, palaikydama šitą veiklaus ilgaamžiškumo problematiką, yra supainioję biologinį ląstelės senėjimą, kur moksliniai tyrimai yra, kur tyriama vieno žmogaus arba atitinkamų biologinių substancijų senėjimo procesai ir socialiniai procesai. Socialiniai procesai žymiai sudėtingesni yra ir jie žymiai inertiškesni yra. Bet kada finansuojami projektai, tai jie suplaka kartais ir vieną ir kitą. Ir biologinį, ir medicinės problematikas, ir socialinės problematikas. Bet ten yra labai skirtingi visi tyrimo objektai, metodai, priemonės. Ir tas suplakimas, jisai labai išplauna tą situaciją. Kitas dalykas yra biologinės lėtinių lygų gydymas. Lėtinių lygų gydymas, jisai sutapatinamas su kova su senatvė. Taip iš tikrųjų nėra. Gydymas yra vienas dalykas ir žmonės reikia gydyti, reikia jiem padėti ir visą kitą, bet lygos yra lygos, o senėjimas yra natūralus fiziologinis procesas. Ir jų vėl suplakimas į krūvą ir tų projektų suvienodinimas, jisai labai neduoda efekto. Visos tos priemonės, jos kaip į smėlį vanduo nueina ir negalime išgryninti tų problemų. Dabar sveikatos apsauga ir socialinė apsauga, jos supriešinamos. Dabar tos abidvi ministerijos viena į vieną pusę eina, kita į kitą pusę. Vien dėl to, kad jos kartu negali dirbti. Ir ketvirtas dalykas, tai yra tai, kad visiškai nevertinama to žmogaus, vyresnio amžiaus žmogaus patirtis. Tie vyresni žmonės išjungiami visiškai iš veiklaus ilgaamžiškumo valdymo proceso. Jie neturi jokios įtakos. Į politiką, politikai nekeliamas šitos problemos visiškai. Nes kada žmogus, kad ir vyresnis patenka į politiką, jisai nesirūpina šitą problematiką. Ir nenaudoja savo šitos patirties. Taip, tai yra gana toksai didelis visuomenės praradimas. Ir galima būtų padaryti tokią išvadą, kad sąmoningumo ir žinių, ypatingai sprendžiant problemą, nepakanka. Iš tikrųjų viskas susieina į lobizmą ir politinius interesus. Todėl, kad tas sveikas amžėjimas yra labai svarbus ir čia labai didelis yra potencialas studijų ir mokslinio tyrimo objektas, kurį galima būtų labai naudoti ir pasaulyje, užsienyje, visur. Jisai vis daugiau ir daugiau tam yra dėmesio skiria. Pas mus kol kas tai sunkiai yra, sunkiai realizuojama. O mūsų tikslas yra surinkti šitą visą informaciją, tokiu, sakykime, visuomeniniu būdu ir tą informaciją skleisti žmonėm. O pagrindinis dalykas tai yra pavyzdžiai. Labai svarbu, kad kiekvienas žmogus, tas, kuris nugyvena didesnį gyvenimą, sukaupė didesnę patirtį, kad jis turėtų galimybę pasidalinti su kitais savo nugyventą patirtim ir padėtų kitiems žmonėms pasirinkti teisingą kelią. Galėskime, aš ir pats pradėjau šitą veiklą dėl to, kad jau man irgi dabar 72 metai, bet aš žiūriu į mūsų akademikus, kad ir į tą patį Dimkų, kaip jisai gyvena ir kaip jis elgiasi, kada jam 82 metai.
kaip jisai bendrauja su žmonėm, kaip jisai valgo, miega, juda ir taip toliau. Negana to, daleiskim, žiūriu į mūsų kanclerį. Mūsų tos organizacijos kancleriui 92 metai, bet jisai vis aktyvus, jisai daro labai daug tokių veiksmų, kurie šitai mūsų akademijai labai svarbus. Ir tokiu būdu atsiranda toks galimybė stebėti vyresnius žmonės, pasižiūrėti, kaip jie elgesi ir nedaryti tų klaidų, kurias padarai savo gyvenime, nežinodamas tos patirties, kurią sukaupė vyresni. Čia tas pats kaip rytų paskalniečius yra, Dainius vadinu juos aksakalai. Iš tikrųjų yra vyresnio amžiaus žmonės gerbiami, todėl kad jie yra išminties ir gyvensenos principų suvokimo pavyzdžiai ir iš juos gerbiant, klausant jų, galima gyventi taip, kad nedarytum klaidų pats gyvenime. Tai va, tos akademijos mūsų tikslas ir tos veiklos tikslas, veikliosios ilgamžystės, įteisinti patį terminą veiklaus ilgamžiškumo, kurio dar nėra mūsų sistema. Ilgamžiškumas tai yra iš dviejų dalių susidedantis. Iš veiklaus amžiaus žmogaus ir kada jam reikalinga globa. O tas veiklus amžius yra, ne taip paprastas, jis yra ypatingai svarbus, nes tada yra sukaupiama gyvenimo patirtis. Ir kad galima būtų atskirti globos periodą nuo veiklaus ilgamžiškumo. Ir atskirti procesų senėjimus, kurie liečia vieną žmogų, biologinę būtybę, kaip jinai, ir senėjimą visos visuomenės. Vat kaip visa Lietuva valstybė sensta vienokiais principais, kurie demografiniais rodikliais remiasi. O vienas žmogus sensta savo biologinių savybių vedamas. Ir šitos visus dalykus suplakus į krūvą ir pavadinus kaip senėjimas, yra išbarstamos tie niuansai ir negalima surasti efektyvių priemonių. O efektyvios priemonės jos gali būti tada, kada vyresnio amžiaus žmonės patys įsijungs į šitą procesą. Kad jie dalyvaus proceso valdymo metu. Kad jeigu priėmimi sprendimai, jie turi būti suderinami su senjorų organizacijom. O ne senjoram nuleidžiamos tik tai globos sąlygos kažkokios. O dabar gaunasi, kad tie senjorai gauna tik tai slaugos paslaugas, gali gauti kažkiek tai skiria pinigų, taip kad jie šoktų, dainuotų arba ten kažką tai turi stautų, bet neskatinamas jų aktyvus dalyvavimas šitam senėjimo proceso valdyme. Tai tik tai tiek, žinokit, atsiprašau, kad čia gal ne visai ryšliai gavosi, bet iš tikrųjų tai ta problema yra aktuali ir jinai reikalauja tokio politinio požiūrio ir politinio sprendimo. Tai yra tokia žmogaus pilietinių teisių išryškinimas, gal taip galima pasakyti. Tai ačiū profesoriui Algimantui. Aš manau, kad visi išgirdome, kad eina kalba ne apie ten kažkokį tai ten vieną kitą senjorą. Eina kalba apie šiandien jau daugiau negu 21% gyventojų yra toj zonoje. Ir matėme, kad neužilgo jau bus 30% tų žmonių, kuriems bus reikalinga parama, o tie, kurie turėtų paremti, dabar jauni išvažiuoja su savo darbo jėga į vakarus ir tas plyšys vis auga. Ir čia dar kita problema, kurią mes taip pat šalia matome. Yra žinoma, yra tose išminties raštuose surašyta, kaip žūsta valstybė. Tai vienas iš valstybės pražūties būdų yra nebegerbti savo senolių ir nurašinėti juos dar jiem gyvėme esant, jau jie niekam nebereikalingi, kaip nesenai buvo visiškai. Matėme, kad kuo greičiau miršta, tuo geriau biudžetų yra. Dabar jau pradėjom kitaip kalbėti. Ir šita akademija būtent mąsto apie tai, kad galima šiandien tuos jaunus žmonės, kurie palieka Lietuvą, pakeisti
sveikais senoliais, kurie pasirodo gali būti sveiki ir darbingi, jeigu jie turi tam tikrą valstybės požiūrį, programą, rėmimą, mokymą ir jie šiandien puikiausiai gali daug ką padaryti, jeigu apie tai kas nors kalbėtų. Niekas apie tai nekalba ir va štai mūsų grupė jau pamastė, kad reikia kreiptis į valdžią ir paklausti, o kaip yra vykdomi tas nutarimas Seimo, kuris būtent ir kalba apie sveiką senėjimą, kaip vadinasi amžėjimas, ir apie sveikatos tausojimo ir palaikymą jo. Tai šiandien iki šiol dar nėra nieko daroma. Tai mėlėjai, dabar išgirdote profesoriaus pamastymus, gal turite jam klausimų, prašom. Ačiū, matau, Einaras turi klausimą. Prašom, Einarai. Taip, labai malonu, gerbiamas Algimantai, mes pažįstame esam kiek virš 30 metų. Klaipėdoje. Aš jūsų dėka sugebėjau, kaip sakoma, rasti langą į pasaulį. Būtent nuo jūsų pradėjo galimybę atsirasti man mainų programomis, būtent sveikatingumo temomis, mes atsimenat, jūs esate pionierius visų sveikatos ir visos socialinės apsaugos, globos dalykų. Ir jūsų būtent pradmenys yra šiai dienai praktiškai dabar jau tik tai pradedami įgyvendinti. Ir labai malonu, kad mūsų keliai vienu kitokiu būdu visą laiką susikerta, nors aš jau 20 metų buvau gyvenęs Jungtinėje karalystėje, tenai Danijoje, bet be abejo, aš turėjau galimybę pamatyti, kaip sensta tenais tautos, ką daro ten tokiu atveju ir taip toliau. Pas mus yra situacija tokia, kad šiai dienai, aš dabar jau kiek 50 plus jau tenka pripažinti, grįžau jau 3 metus, nerandu darbo. Tai įsivaizduokite, ką reiškia, kada jaunimas neranda darbo, o kai jau būtent tam amžiam, pačiam darbiniam amžiui, kaip ir jūs sakot, kurie galėtų į savo žinias perduoti ir taip toliau. Ką aš noriu pasakyti, praktiškai man pačiam jau tenka galvoti apie tai, kaip užsiimti vyresniam amžiuje, kuo užsiimti. Ar iš viso verta gyventi iki pensijos, klausimas dar, sakykim taip. Yra ir tokių pamastymų šiandien. Tai kaip jūs manote, pavyzdžiui dabar, šiandien aš kaip IT specialistas, principe, sisteminė programa mokymo būtent vyresnio amžiaus žmonių, informacinių technologijų, ar nepadėtų išspręsti visų pirma sistemizavimo tam tikrų dalykų, mąstymo dalykų, sakykime, diskusinių dalykų, sakykime taip, analoginių visų dalykų susisteminimą bendrai. Čia viena pusė, sakykime taip. Ir iš principo, kaip jūs manote, ar nevertėtų taip pat sistemiškai tiesiog nešvaistyti pinigus tos, kuris renkama pensijoms, sakykime taip, o būtent per sodros sistemą kurti priežiūros sistemas neįgaliesiems. Aš turiu, ne vien tik neįgaliesiems, aišku, bet būtent ir vyresnio amžiaus žmonėms ir taip pat ir neįgaliesiems taip pat. Nes šiai dienai kas yra? Praktika rodo, kad praktiškai darbingas žmogus, jisai neturi galimybės prižiūrėti savo vyresnio amžiaus tėvų, sakykime taip, atiduoda dažniausiai globos įstaigoms. Mes praktiškai matom, kad globos įstaigos yra per brangios tam tikrą prasme paprastam eiliniam žmogui. Todėl mano supratimu giliu, kaip aš čia pamastymas ir jums kitiems, kad turėtų būti sisteminė programa, kuri priverstų būtent tam tikrą finansinę dalį skirti būtent tokių regioninių priežiūros sistemų kūrimui, kur dirbtų ir sveikatos žmonės, ir priežiūros žmonės, ir tuo pačiu tai būtų ir centrai, kuriuose galėtų būti mokami vyresnio amžiaus žmonės informacinių technologijų, ir galų gale tai praktiškai vietos, kurios tikrai garantuotos įdarbinti vyresnio amžiaus žmonės kaip aš, pavyzdžiui, ta prasme tame amžiuje, tarp 5 iki pensijos amžiaus. Nes šiai dienai, tokių žmonių šiai dienai yra, aš jau žiūrėjau, man statistiką padavė. Aš atsiprašau, kad taip atėmiau laiką. Klausimo norėtųsi labai. Ačiū. Ir klausiu jūsų, kaip jūsų nuomonė, jeigu būtų iš principo finansai, tie, kurie surinkti jau yra praktiškai socialiniai sistemoje, tai sodroje, būtent panaudojami, būtent vyresnio amžiaus žmonių centrams, priežiūros ir taip toliau. Ir tai visą tai, ką aš išaiškinau. Labai ačiū, Elnarai, už klausimą, labai malonu tave matyti. Tu nelabai pasikeitei per tos 20 metų, kur buvai išvažiavęs. Iš tikrųjų. Ir čia aš matau 2 klausimus pas patį.
Pirmas yra, kaip čia technologijos galėtų šitą viską tvarkyti. Ir antras dalykas, kaip čia globa galėtų būti sprendžiama ir visa kita. Tai aš noriu pasakyti, kad aš bandžiau pakalbėti, kad tas senėjimo procesas iš dviejų dalių susideda. Iš globos dalies, kurią aš mažiausiai norėčiau liesti, nes čia yra medicinos ir globos reikalų, kaip sakyti, jie yra daugmaž yra sutvarkyti. Žinoma, čia yra daug problemų ir čia reikėtų tos pinigus vienaip ar kitaip naudoti. Bet mano galva ir mano tikslas yra panaudoti visuomeniai tokius žmonės kaip aš, kurie yra 65, 70, gal iki 75 ir daugiau, arba net ir 90 metų, bet kurie yra sveiki ir veiklūs. Ir jie žmonės ne tik tai turėtų būti globojami, bet jie gali duoti visuomeniai naudą, jeigu būtų jų poreikis įteisintas įstatymiškai. Bet dabar kaip yra, kad ir profesorius, ar jis akademikas sulaukia pensinio amžiaus, ir jis yra tiesiog paprašomas, kad išeitų, užleisk vietą jaunesniam. Nesvarbu, kad tas jaunesnis yra, kaip čia pasakyti, mažiau patyręs, mažiau turi žinių, bet jis jaunesnis ir jisai stovi. Ne pagal sugebėjimus yra vertinama, bet pagal įstatinę situaciją. Deklaruojama vienai, bet gyvenime darosi kitaip. Ir tikslas, tokius, kad tie žmonės sukauptų tą savo potenciją ir ją pateiktų, įstatymų leidėjams, pateiktų valdžiai ir visą kitą. Dabar, jeigu apie informacinės technologijas šnekėti ir apie technizaciją, tai aš galiu pasakyti, kad čia yra labai didelė perspektyva ir labai didelė ateitis šitos visos situacijos. Ir visose srityse. Aš jau nešneku apie globą, kada žmogui ten ir robotai aptarnauja žmonės ir prižiūri ir yra sistemos ir visą kitą. Bet tokiem kaip aš žmonėm, tai taip pat technologijos gali labai daug padėti. Dabar yra daug priemonių, kurios gali įvertinti žmogaus biologinį amžių. Yra žmogus turi 2 amžius, yra pasportinis arba istorinis amžius, kada jis gimė ir kiek metų sulaukė, bet yra ir biologinis amžius, galime pasakyti, kiek žmogaus ląstelės, kiek žmogaus organas jisai gali dar gyventi. Ir yra tokie technologiniai dalykai. Ir ypatingai širdies ritmo problemos, nervų sistemos, raumenų sistemos ir visa kita. Ir visą tai įvertinus technologijų pagalbą, galima žmogui sudaryti programą, kaip jis galėtų toliau gyventi, kaip jis turėtų, kiekvienas žmogus individualiai, kaip jis turėtų maitintis, kokiais maisto produktais, kaip jis turėtų judėti, kokiais pratimais ir panašiai, kaip jis psichinę savo sveikatą tvarkyti ir orientuoti, kokias. Ir tą programą galima žmogui pritaikyti, stebėti vėl technologijų pagalba, po kažkiek tai mėnesio pamatyti, ar tas biologinis amžius mažėja ar didėja, koreguoti ir tokį žmogų asistuoti. Ir žmogaus gyvenimo trukmė ir būtent aktyvaus gyvenimo trukmė, jinai pasidaryti dar ilgesnė. Ir tokios atsiranda dabar technologijos, kurios yra paremtos dirbtinio intelekto pagalba ir tai leidžia žmogui aktyvę gyvenimo trukmę ženkliai pailginti. Bet tam reikalingi, tam reikalinga atkreipti į tai dėmesį. Reikalingos programos, kurios tai darytų. Ir Klaipėdos universitete mes bandom po truputėlį šnekėti apie tai, bet reikalingas palaikymas tokių programų. Taip, kad technologijos turi begalinės galimybės, kurios gali būti panaudotos žmogaus veiklaus gyvenimo trukmei prailginti ir viso biologinio amžiaus gyvenimui pailginti. Čia yra neišsemtas rezervas. Žmonės gali gyventi žymiai ilgiau. Ir 100, ir 150, ir gal net 200 metų, jeigu jie sugebės šitą rezervą išnaudoti. Taip, kad tavo technologijų sritis yra labai perspektyvi. Ir čia galėtų tavo įdarbinimas atsirasti šitoj vietoj. Konkrečiai tavo. Atsiprašau, kad sakau tu, nes aš tai labai gerai pažįstu dar nuo jaunų. Be abejonės. Ir norėčiau padirbėti su jumis irgi. Jeigu išeis galimybė, raskit mane, aš Trakuose gyvenu. Gerai, smagu. Susisiekim. Ačiū. Dabar aš turiu klausimą, aš norėčiau gal patikslinti, bet jau ir moksliniai tyrimai įrodo, kad kai žmogų išleidžia į pensiją, jo tas bioritmas natūralus sutrinka, jis išeina atostogų ir ilgamžiškumas krenta labai stipriai tų žmonių. O būtent tie, kurie
senoliai išlieka aktyvūs ilgesniam laikotarpiu ir iki, kaip sako, gyvenimo galo, jie tą ilgamžiškumą prailgina labai stipriai. Tai čia ne tik, kaip sako, mes nekalbam apie žmonių išnaudojimą, o kalbam apie gerus dalykus patiems senoliam, nes jie stengiasi ir nori ilgiau pragyventi, pamatyti savo anūkus ir kaip vaikams sekasi. Tai čia labai svarbus dalykas. Ir va toks pastebėjimas, politinis lobizmas, jeigu mes šią programą inicijuotume ir aktyvuotume, tai iš dalies, kaip ir investicija Lietuvos valstybei ir politikams būtų, aišku, į ilgalaikę perspektyvą, bet iš to politinio lobizmo požiūrio žiūrint, tai ir pačiai valstybei ir politikams turėtų būti nauda. Tai yra abipusė nauda tiek senoliams, tiek turėtų ir politikams būti iš to nauda. Tai gal akcentuotis ir skleistą žinią iš šitos pusės reikėtų labai stipriai, tik mums problema yra, kad mes negalim pasiekti visuomeninių tų kanalų ir nėra politinės valios, kad jie užsiimtų rimtai tuo projektu ir skatintų. Televizija tyli apie tokius dalykus, nėra kanalų, nėra laidų tuo klausimu, nėra propagavimo tuo klausimu ir bent jau mes čia sėdim ir svarstom, kaip išspręstas visas bėdas, kito kelio neįsivaizduojam kaip kelią į politiką, per politiką kažkaip bandyti tokius pokyčius pakeisti. Ar jūs įsivaizduojate, yra kitų būdų? Gal jūsų įžvalgos, pastebėjimai, kaip mums reikėtų visus tuos dalykus įspręsti ir pakeisti? Ačiū. Ačiū Jums labai už Jūsų klausimą. Jisai man labai, kaip sakyti, artimas prie širdies, nes aš supratau, kad aš nebereikalas čia kalbėjau. Jūs labai gerai supratot esmę, apie ką čia yra kalbama. Iš tikrųjų, tai kad žmogus, išeidamas į pensiją, nepatiria to tokio baisaus smūgio, kuris socialinis pasidaro visiškai nereikalingas. Ir tai yra didžiulis socialinis smūgis, kuris pavirsta į biologinį. Aš vis prisimenu savo mamą. Jinai buvo tokia, jinai dabar dar gyva, tarp kitko yra, bet kada jinai išėjo į pensiją, jinai po 1,5 metų labai stipriai susirgo. Smegenų, toks auglys atsirado, kurį teko net operuoti. Ir vien dėl to, kad jinai negalėjo priprasti prie staiga pasikeitusio gyvenimo. Ir daugelis žmonių, kurie staiga nutraukia savo karjerą, jie patiria labai daug biologinių ligų. Ir iš tikrųjų tai yra didžiulė, kaip sakyti, valstybei našta, nes daugėja medicininių paslaugų, biologinių paslaugų, globos paslaugų. Čia yra labai rimtas ekonominis dalykas. Galima būtų paskaičiuoti, net ir yra paskaičiuota, kiek socialinė rūpyba skiriama. Ten, aš nežinau, iš 5 milijardų, man atrodo, ar 3 ar 4 eina į globą. Ten pensijos ir paskui į globą. Tos skaičius reikėtų pasitikslinti. Bet iš tikrųjų, jeigu pavyktų pailginti veiklaus žmogaus gyvenimo trukmę, tai valstybė sutaupytų didžiulius pinigus. Didžiulius pinigus, kurie dabar yra išleidžiami medicinai, globai ir taip toliau. O jeigu pavyktų tą, kaip sidabrinė ekonomika, dar žmogų jau su pražilusią galvą palikti darbinėje aplinkoje, gal kitom sąlygom, gal ne 5 dienas per savaitę, gal 3, gal 4, gal nepilną darbo dieną dirbti. Bet kad būtų sudaryta tokia socialinė aplinka, kad jis išliktų naudingas ir kad galima būtų jį panaudoti. Ir panaudoti galima kartais jį efektyviau negu jauną žmogų. Ir o pas mus, jeigu pamato, kad ir dabar darbdaviai, jeigu pažiūri į pasą ten 55, kaip yra Einaras, jisai yra kompiuteristas ir labai neblogas, ir techniniai, ir programinę dalį nusimano, ir, kiek aš atsimenu, ir labai gerai nusimano tą kietąją kompiuterio dalį ir panašiai. 20 metų išdirbęs Londone, Danijoje ir visur. Atvažiavo į Lietuvą ir negali savo darbo rasti, nes jo amžius jau yra apie 50 metų. Tai čia yra toks didžiulis neūkiškumas, jisai yra neišnaudojamas. Ir šitas potencialas žmonių vyresnio amžiaus, jis kažkaip turi konsoliduotis politiškai ir paveikti sistemą. Nes sistema dabar žlugdo šitą dalį žmogaus, vyresnio amžiaus žmogaus. Jis spaudžia, jis niekam nereikalingas. O jeigu jis niekam nereikalingas, jis serga. Ir nori, kad tas žmogus greičiau išeitų. Nes
kuo žmogus greičiau numiršta išėjęs po darbo, tuo mažesni valstybinės išlaidos. Bet iš tikrųjų valstybė turi suvokti ir suprasti, kad jeigu to žmonės sidabrinė ekonomika dar išlaikys, jie turės labai daug naudos. Bet nėra net tokio mąstymo, nėra tokio supratimo, nėra visiškai požiūris nukreiptas į šitą pusę. Kaip kolega čia pastebėjo, tai būtent tai yra svarbiausia, kad suvoktų tie politikai, kokia čia yra situacija. Kaip Dainius sako visą laiką, kad jeigu į sveikatos problematiką įdėsi $1, tai gali atsiimti 30 po kažkiek tai laiko. Tai ir čia iš tos pačios problematikos viskas išeina. Kad žymiai svarbiau yra sveikatą tausoti ir stiprinti, negu ligas gydyti. O pas mus viskas nukreipta į ligų gydymą. O jeigu mes sufokusuotam nors dalį tų pinigų, iš tų 5 milijardų, kurie dabar nueina į sveikatos apsaugą, į profilaktinę pusę, mes nedeklaruotumėm, o daugiau darytumėm veiksmus ir juos efektyvius. Tai žmonės būtų sveikesni, gyventų ilgiau ir valstybė būtų turtingesnė. Ačiū. Antanai, prašom. Tai aš dabar klausau ir toks, sakykime, minčių viesulas truputėlį sukasi. Iš tikrųjų, Algimantai, ką jūs sakote, tai jūs fiksuojate, kad vyksta tokia negatyvi selekcija visuomenėje ir turime tą, ką turime. Turime daugybę nepageidaujamų pasekmių. Dabar apie 90-uosius metus, kaip mes susipažinome, tai man teko bendrauti su Danijos vieno miesto švietimo skyriaus vedėjų pagyvenusiu, jau garbingo amžiaus, arti pensijos arba pensininkas buvo. Ir jisai pasakojo apie suaugusių švietimo sistemą Danijoje. Tai yra, kad tie žmonės, kurie užaugina vaikus, atsiranda laisvo laiko, jie užsiima ne alkoholiu, ne pletkais kažkokiais tai blevyzgom ir dar kokiais nors, sakykime, mūsų reikalais. Bet jie užsiima, susiranda tam tikras kolektyvus pagal pomėgius, pagal susidomėjimą, gilinasi į naujas sritis ir jie įgauna, kaip ir naują požiūrį, kaip ir naujus tikslus, naujas kryptis ir specialybės įgyja net kitas. Jo, ir gyvena veikloje. O kada žmogus gyvena su kažkokiu tai tikslu, mato, kad jisai gali būti naudingas aplinkai savo, jis kaip ir turi tokia aukštesnį tonusą viduje ir tas jo amžėjimas yra sveikesnis. Tai tada žiūrėkite, mes turime tokį kaip ir visokius bandymus, bet šalia tų bandymų mes dar, kur Dainius minėjo, kad nedidelį būrelį turime, vadinasi tikslodaros grupė. Tikslodaros grupė tai yra kalbėjimas apie tikslus ir kada mes užčiapiam kažkokią tai momentą arba mazgą, kurį galime išrutuliuoti, išskleisti ir bandyti, sakykime, taip kaip, kad ir menkai, bet vis tiek organizuota gatvė esame. Mes nesame politinė organizacija, bet mes esame, besiorganizuojantis, saviorganizacija. Ir tada, ta besiorganizuojantis darinys, gali kreiptis kaip piliečių, sakykime, kaip ir kristalizacijos židinys, į aukščiausią vadovybę šalies ir sakyti, mes žinome, kad šitokie ir šitokie dalykai buvo, tokie sumanimai, o kaip jums sekasi tai įgyvendinti, kokie yra duomenys, kokia yra pažanga ir tada šitoje vietoje gavus išeitinius, nekaltinant, kad oi, pas mus nieko nevyksta, tenai neveikia, bet kaip pas mus veikia tai, kas buvo priimta kaip sprendimai, jūsų įsipareigojimai. Ir tada to atžvilgiu žiūrėti, kaip mes tie, kurie jau esame pagyvenę, įvairių disciplinų atstovai galime būti. Tarpdisciplinariniai kažkokie tai dariniai gali būti. Ir tada mūsų, sakykime, tas kolektyvinis minties katilas, kokius klausimus ir kokius pasiūlymus gali sugeneruoti. Tai šiaip aš iš to, ką jūs girdžiu ir apie to švietimo, edukacijos dalykus ir Danijos patirtį ir taip toliau, aš taip įsivaizduoju, kad reikalinga tokia tarpdisciplinarinė grupė, kuri pabandytų. Ir sociologai gali būti, aš Dainių Kepenių minėjau, Gediminą Merkį
mokslų daktarą, profesorius, sociologinius tyrimus atlikinėjantį ir labai įdomų žmogų, kada su juo diskutuojama. Tai įjungti tam tikrą specialistų ratą, kad galima būtų bandyti projektuoti tam tikras, kaip ir programas, kurias galima būtų toliau, loboti, lobistais reikia, kaip lobistais veikti ir bandyti gauti tom programom pritarimą aukščiausių lygių ir įgyvendinimą. Kai kas turbūt vyksta, gali būti, kad ten vegetuoja, galbūt tai, kas jau yra, vyksta ir vegetuoja, bet tą galima suteikti kažkokią tai naują energiją, tikslų, sakykime, projektų, programų prasme. Dėl to reikėtų susitikti, sueiti ir, kad ir nuotoliniu būdu ir tartis. Baigiau. Jo, labai ačiū, jūs teisingai visiškai šnekat, aš galvoju, bet šitos idėjos nėra naujos. Apie tai kalbėjau 95 metais profesorius Krikštapavičius ir kita profesūra. Aiškiai matė, kad tas viskas kartojasi. Ir jie tą įkūrė Veikliosios ilgaamžystės akademiją, kaip organizacija, asociacija, čia gavo net Lietuvos vardą šitą organizaciją. Bet tos idėjos, jos, kaip sakyt, vystėsi, paskui pradėjo užgesti. Dabar mes jas pabandėm vėl kelti ir man labai džiugu, kad jūs praktiškai šnekat mūsų mintimis vis. Tik tai mes gal daugiau čia siekiam apjungti mokslinę tą pusę, mokslinę patirtį žmonių turinčių gyveniminę patirtį. Bet jeigu čia yra ir labai svarbus politinis elementas ir jeigu atsirastų politikų, kurie taip mąstytų, kaip mes šiandieną mąstome, tai gal tas keistųsi mūsų gyvenimas. Iš tikrųjų, tie vyresni žmonės jau yra 21% Lietuvos, ar ne? Ir jų daugės, jau greitai bus trečdalis visų gyventojų. Tai čia yra labai didelis rodiklis ir labai didelė masė žmonių. Bet tik tai reikia, kad tie žmonės pradėtų polarizuotis, jie pradėtų vieningai mąstyti. Ir tam tikrai reikia ir populistikos, ir mokslinių tyrimų, ir reikia politikų orientuotų, angažuotų šitą problematiką. Ir tikrai labai malonu, kad visi žmonės šiandien panašiai galvoja. Mes pabandėm, kad ir vakar šnekėti su mokslininkais. Ne visi mokslininkai pritarė, ypatingai tos jaunos mokslininkės, jos dar kitaip šitą viską mato, bet po truputėlį ta situacija keičiasi ir nekeisis neišvengiamai į teigiamą pusę, nes tiesiog šitų žmonių daugėja fiziškai. Fiziškai jų daugėja, jų sąmoningumas auga, gyvenimo trukmė didėja ir ta potencija, jinai tiesiog ateina, ta banga tiesiog ateina neišvengiamai, bet reikia būti pasiruošusiam ir kad tą bangą pasinaudotų. Kaip čia galima kaip su windsurfingu. Ta banga, ta energija tiesiog jinai neš viską. Jūs čia visiškai teisus ir 100% su kiekvienu jūsų žodžiu sutinku. Ir danai, anglai, jie tą mato greičiau negu mes ir jie naudoja. Pas juos irgi ta problema egzistuoja, bet jie stengiasi tą bangą, tą energiją panaudoti, o mes dar kol kas naudžiam. Ačiū. Nerijus 10, prašom, Nerijus. Išklausausi jūsų, jūs labai protingai kalbat ir aš turiu tokį pasiūlymą, ar jūs bandėte padaryti su tais mokslininkais tokį kaip seminarų tipo, tokį kaip renginį, pravažiuoti per miestus valdybės ir informuoti apie tą nevyriausybinės organizacijas, nes aš kiek žinau, dauguma nevyriausybinių organizacijų užsiima jaunimo veiklos ugdymu, o ar yra tokių organizacijų, kurios remiantis jūsų tyrimais darytų kažkokią veiklą, įtraukti vyresnius žmonės, nes yra vyresnių žmonių, kurie savaime aktyvus ir jie randa savo veiklą. Tie, kurie žmonės užsidaro savyje, jie kažkaip tai niekad veiklos jokios nedalyvavę, kad kažkas įtrauktų. Ar yra kažkokia tokia veikla? Dėkui. Jūs teisingai čia vėlgi pastebėt ir čia tikrai labai svarbu ir mes tą bandom daryti. Bandom universitetų lygmenyje daryti. Bet čia reikia įjungti pačią platesnę visuomenę. Yra tikrai tie aktyvesnieji žmonės, jie jungiasi į 3 amžiaus universitetą ir į kitas šokių kolektyvus, dainų kolektyvus, etnografinius kolektyvus ir visą kitą, bet jie daugiau šoka ir dainuoja. Bet čia ne vien tik tai šokti ir dainuoti reikia, čia reikia mąstyti, žmonių sąmoningumą skatinti.
pamokslauti, jeigu norite, ir taip toliau. Užtat tikrai reikėtų, čia visos formos yra įmanomos. Jas reikia tik tai išgryninti ir jas naudoti. Ir net politikų pritraukimas į šitą veiklą yra labai svarbus. Ir čia ypatingai toks, sakyčiau, net ir geras politinis arklys, ant kurio užšokus galima labai toli nujoti. Ačiū. Dudutė, prašom. Labas vakaras. Aš labai atsiprašau, kad esu palapinėje ir bus tam tikrų garsų, nes vėjas labai didelis. Dabar kaip tik ir paklausė mano klausimo Nerijus 10. Aš iš savo patirties ir iš savo pastebėjimų noriu pasakyti, kadangi stebiu bendruomenės ir stebiu Šiauliuose, pavyzdžiui, universitetus. Yra 2 universitetai ir po 100 žmonių. Bet kai reikia, ir jie supranta, kas yra, ir man atrodo, kad kažko nepasako valdžia, arba tiesiog žaidžia su senais žmonėmis, tarsi juos pakvietė į patogius darželius, kur jie ten nusiperka abonentus ir paskui jie gyvena savo malonumui. Įteikta, kad jam priklauso tik malonumai, ekskursijos, pokalbiai, ten visokius paskaitos ir partijos sąmoningai paskiria tie, kurie vadovauja, sakysim, savivaldybėje, jie paskiria vadovais tiems pagyvenusiems žmonėm ir jie, tie žmonės, yra, jeigu ko nors reikia, sakysim, kreipiesi, kad valstybėje yra problema ir pabandyti ją spręsti, jie yra apolitiški ir visiškai jie nenori nieko girdėti. Bet jie yra visą laiką ruošiami balsavimui. Nes jeigu vadovas yra, sakysim, valstiečių partijos, tai visi jie beveik norės balsuoti turbūt už valstiečių partiją, nes vadovas savotiškai gražiai, tvarkingai ir nuleidžia šitą mintį. Ir aš galvoju, kad politikams yra net patogiau, kad žmonės iš tokie sukaupę patirtis galėtų perduoti, prisijungti, perduoti savo žinias jaunesniems žmonėms, vaikams, darželiuose, mokyklose. Tačiau jie užsidarė ir gyvena savo malonumams. Ir dar kažką norėjau pasakyti, taip, aš galvoju prie mūsų politinio gyvenimo, jeigu jie nebūtų tokie apolitiški, mes iš tikrųjų turėtume geresnius rezultatus. Ir šito klausimu galima būtų giliau pasidomėti. Bet aš neišsiplėsiu, jūs tikriausiai, ponas Algimantai, žinote. Ačiū. Ačiū labai, jūs teisingai pastebit, kad yra piktnaudžiavimas šitoj srity ir jisai tikrai gal net ir nemažą mastą turintis. Ir politikai tie, kurie turi gal negerų ketinimų, jie pasinaudoja tuo. Bet mūsų tikslas yra žadinti žmonių sąmoningumą. O sąmoningumas, kaip sakiau, kad žmonės mokėtų suprasti laiką ir vietą, suprastų kokioj vietoj, dėl ko. Ne tai, kad jiems saldainius dalinti, bet juos mokinti mąstyti. Ir čia gal kaip mokslininkų, kaip akademikų daugiau toks požiūris yra, kad žymiai svarbiau yra galvot, kaip elgtis, negu daryti veiksmus tokius, kuriuos tau nurodinėja. Taip, iš tikrųjų, tai jūs visiškai teisi. Ir čia yra, klausimas, kuris turėtų būti išdiskutuotas ir turi būti pakankamai protingai pasiektas šito požiūrį. Ačiū, aš tik tokie kaip ir pastebėjimai įterpsiu, kad žmonės sąmoningumas, būtų smagu, kad mes suprastume, kad ne tik fiziniai pratimai stiprina raumenį ir kūrė galimybės, kaip sako, ilgai amžiškumo perspektyvoje atlikti tam sunkius darbus ir išlaikyti tą raumeninę masę, bet yra ir protinis darbas, būtent sąmoningumas, kuris ir prevencija nuo tam tikrų ligų yra ir tuo pačiu, kaip sako, padeda išlaikyti tą sąmoningumą, kai jau metų vis daugiau atsiranda. Tai čia svarbus momentai tokie, kur reikia šviest žmonės ir kalbėti apie tai. Iš tikrųjų, kas žmogų valdo? Ar raumuo žmogų valdo, ar sąmonė žmogaus ir smegenys valdo raumenį? Pas mus labai dažnai elgiamasi priešingai, kad raumenys pradeda valdyti žmogaus smegenys. Taip gamtoj nebūna.
Ir iš tikrųjų tikslas padaryti, kad žmonės būtų sąmoningi ir kad jie suprastų, kad smegenų veikla yra svarbiau negu virškinimas, negu raumenų darbas ir visą kitą. Viską tai svarbu ir virškit reikia teisingai, ir raumenis reikia teisingai, bet viskam vadovauti turi smegenys, žmogaus mąstymas ir supratimas. Tai vat apie tai reikia galvoti. Kas pirma, o kas antra. Teisingai jūs pastebite. Algimantai, aš norėčiau tada paprašyti jūsų atsisveikinimo kalbos, o paskui pratęsim. Aš galvoju, kad čia ne atsisveikinimo, o pasisveikinimo kalba, nes aš pirmą kartą čia jūsų kompanijoje ir matau, kad čia labai protingi žmonės susirinkę, kurie iš pusės žodžio supranta vienas kitą. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir Lietuvoje dabar ypatingai svarbu, kad žmonės, kurie moka sveikai, toliaregiškai mąstyti, tie žmonės, kurie nepraradę sąžinės, nes mes dabar gyvenam labai sunkių tokius sąžinės krizės epochos metu, kad tie žmonės jungtųsi, kad jie dalintųsi savo patirtim, savo išmintim ir tokiu būdu mes tik galėsim įveikti tas problemas, kurios jau dabar yra ir kurios dar mūsų laukia ateityje. Ir labai svarbu, kad ta senolių išmintis, tai Lietuvos senolių, Lietuva praeitie buvo kažkada tai ypatingai didelė. Prieš Lietuvą buvo tokia sarmatija arba sarmatų gentys. O ką tai reiškia sarmata? Sarmata tai ir yra ta sąžinė, kuria remiasi. Tai mūsų tautos jėga yra būtent sąžiningume ir teisybėje ir sarmatoje. Tai aš noriu, kad tokio lygio išmintis, jinai nebūtų išmetama į patvorį. Kad tie žmogaus sąmoningumo blyksniai, sąžinės, sarmatos dalykai, kurie kažkada tai buvo mūsų tėviškės gyvensenos pagrindas, kad jie nebūtų pamiršti, kad jie po truputėlį sugrįžtų ir tada vėl Lietuva pasidarys didelė ir galinga, jeigu jinai remsis šitais dvasiniais dalykais, apie kuriuos Dainius minėjo, apie Vydūną, apie Maseiną, apie kitus žmonės, kurie sudarė pagrindus, o namas tik tada tvirtas, kada pamatai tvirti. Tai mes turim tos pamatus savo puoselėti. Ir tie vyresni žmonės, tai vyresnių žmonių patirtis ir išmintis, tai yra tas pamatas. Taip, kad labai smagu, kada žmonės apie tai pradeda bendrauti ir aš galvoju, kad tokių susitikimų, tokių kalbų, tokios politikos, jeigu norite, man labai reikia Lietuvai. Ačiū labai, buvo malonu su jumis pabendrauti.